Prieš prasidedant aktyviajam vasaros atostogų laikotarpiui, Jurbarko rajono savivaldybė suskubo pasirūpinti mažųjų laivelių prieplaukos remontos darbais. Šių metų gegužės 12 dieną su uždarąja akcinė bendrovė Jurmelsta buvo pasirašyta beveik 7 000 eurų vertės rangos darbų sutartis, kurioje darbų rangovai įsipareigojo perdažyti Jurbarko mažųjų laivelių prieplaukos metalinės konstrukcijas, epoksidiniais dažais, įrengti karkasą iš medinių tašelių bei jį pritvirtinti prie mūro, pakeisti atskiras pakloto lentas, sumontuoti pontonų tvirtinimo apkabas ir atlikti prieplaukos priekrantės gilinimo darbus. Darbai prasidėjo nuo priekrantės gilinimo, kuri, pasak savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojo Viktoro Ganusausko, šioje vietoje niekados nebuvo gilinta. Praeitais metais, kai mes matėm, buvo labai sausra, prieplauka pasidėjo, visi sakė, kad tai, savivaldybė kalta, bet aš tikrai neprisiimu atsakomybės ir galiu pasakyti labai aiškiai, šiemet kasant gruntą ties kolonomis, buvo labai aiškiai pasakė ir ekskavatoriaus operatorius, ir Jurmelsto žmonės, tai yra uždaros akcinės bendrovės, kuri laimėjo konkursą mažosios laivelių prieplaukos tvarkymo darbams, kad šitie darbai atliekami pirmą kartą gyvenime, ties kolonom gilinimai tvarkymai. Aišku, dabar aplinka atrodo negražiai, nešvežti skystą žemę, tai yra per didelė prabanga. Ekskavatorius buvo paimtas, ką turim, ilgiausia strėlė iš aplinkinių atsivežė Jurmelsta ir iškasė formatorių. Dabar šiai dienai turim kažkur apie ties kolonomis, skaičiuokim, metras ties kolonomis. Kai prieplaukos projektinis gelmė yra numatytas metras. Tai jeigu mes turim metrą ties kolonomis, tai ten tikrai yra giliau ir mažųjų laivelių prieplauka yra funkcionali. Funkcionali sakydamas, aš turiu šitoje vietoje galvoj savo dedu daugtaškį, turbūt prieplauka, kurioje gali būti saugojami 8 ar, sakykime, gal 10 laivelių, ar gali būti funkcionali ir išsilaikyti save, aš tikrai labai abejočiau, bet matysim, sutvarkė šitos visus atlikę darbus, ką mes numatė, tai yra kolonų atnaujinimas, išgilinimas formaterio ir priekrantės, jau metalai, konstrukcijos visos yra šitą tvirtinimo elementai atnaujinti, visi kiti elementai, kas buvo numatyta, taip pat yra atraminės kaladėlės, viskas yra atnaujinta, kai baigs koloną šveisti, prie jų bus pririštas plaukiantis tas plūdaras ir laivelių prieplauka bus visi tvarkymo darbai baigti, išskyrus tos iškastos žemės. Ta žemė bus tvarkoma po kokio mėnesiuko, kaip išdžius, nutekės perteklinis vanduo ir matysim, ką su ja daryti. Artimiausiu metu savivaldybė spręs ir kitą klausimą, kam patikėti mažosios laivelių prieplaukos administravimą. Svarstomos 2 galimybės – įrengus vaizdo stebėjimo kameras, leisti laivelių savininkams prieplauką naudoti savarankiškai arba skelbti naują konkursą laivelių prieplaukos operatoriui, kuris prižiūrėtų ir rūpintųsi prieplauką. Tačiau pasak Viktoro Ganusausko, naujasis operatorius būtų labiau kontroliuojamas, kad vykdytų prisimtus įsipareigojimus. Buvo išnuomota, vyko veikla, bet galų gale savivaldybė turėjo išleisti piniginės lėšas visos šitos prieplaukos remontui. Ir visi sakė, kad gilinta tvarkyta prieplauka, jeigu visi kalba, kad čia negilinta, tai aš lygiai tą patį teigiu, kad čia buvo negilinta. Taigi mes galim kalbėti apie kažkokią priežiūrą, jeigu jos buvo pilnai nepriežiūra.